negaliu sakyti, jis mažas yra. Ai va, o kur Klausom. Labas. Labas. Kristina? Ar Dovilė? Ką? O kas skambina? Kaip tave vadint? O kas skambina? O kaip tau atrodo, kam tu prisistatėjai Kristiną ir mane apgavai taip negražiai? O kas skambina, norėčiau paklausti. Tai prisimink savaitgalį, ką veikiai, klubelyje, su ko šokai ir panašiai. Tai kodėl taip negražiai kažkaip pasielgiai ir pamelavai vardą? Ar iš kur tu mano numerį gavai? Gavau šiais laikais net ir ne tik numerį galiu gauti. Ne? Taip. Dar gali gauti? Galiu gauti, pavyzdžiui, žinai ką? Na? Tavo bučinuką, jei labai noriu. Niekaip. Niekaip? Niekaip. Ne, juokauju. Aš tiesiog supranti, keistai pasijaučiau, kam meluot, žinai, vardą ir sakyti tokius dalykus. Aš tai, pavyzdžiui, pasakiau, kad esu Marius ir Tomas. Tai Marius ir Tomas. Kokį vardą sakiau tada? Va. Toks dabar iš tikrųjų vardas. Marius mano vardas. Tai tu man sakai Tomas. Apmelavau ir tave. Tai va, aš irgi tavęs melavau. Tai 1-1. Tai va. Ką darai? Nieko, dabar prie kompo. Ai, žinai, turiu dalyką tokį pasakyti tau. Prašau. Atsimeni tada, kai šokomės kartu? Ir nematai tokios mergaitės buvo su jūs? Tokia suknytė. Tokia džinsinis toks sijonukas ir su balta maikutė. Žinau. Tai va, ten buvo, aš tau nepasakiau, ten buvo mano mergaitė. Supranti, tą vakarą mes, buvom labai susipykę ir aš ant nervų. Šiek tiek norėjau ją paerzinti, tai tu man buvai, puikus. Žinai, toks atpirkimo ožiukas. Tai va, bet per tą laiką, suprantau, žinai, ta prasme, iš pradžių kažkaip nesiparinau, bet galvojau, kažkaip mes galutinai įsiskyrėm su Neringa ir dabar aš sakau, žinai, gal tu laisva esi? Aš nesuprantu, kodėl tu man tai sakai, nes, pavyzdžiui, taigi nieko nebuvo, mes tik šokom. Tai gerai, bet tu man patikai, Taip aš šokau, supranti, ir, kažkaip, sakau, su ta Neringa nieko nesigavo, aš ten ją išplūdau, žinai, nes jį ten po to, žodžiu, nesvarbu. Tai, sakau, gal norėtum tu su manim pamėginti kažką? Kaip juokingai, žinot, skamba. O ką man daryti, jog juokingai skamba? Aš kitaip nemoku. Žinai, galėtum man atsakyti vieną klausimą? Galiu ir du. Bet atsakysi tikrai? Atsakysiu tikrai. Gerai, iš kur mano numerį gavai? Davė Aivaras. Koks Aivaras? Paskutinis čia klausimas, sakiau 2 klausimus. Nori sužinot, koks Aivaras? Taip, noriu labai sužinoti. Mano draugas. Aš nepažįstu jokio Aivaro. Ką man daryti? Tavo klausimai baigėsi. O tai tada... Galima dabar aš tave paklausiu? Prašau. Ar aš tau patikau? Nežinau. Aš supranti, nelabai galiu pasakyti, prisimenu. Ar tu su manim norėtum draugauti? Tu juokauji. Kur mano čikolas? Nežinau, va. Tu juokauji. Ir trečias dalykas. Su gimtadieniu tave trukdo radio stotis ZIP FM. Labas, mergaitė. Labas. Prisigavai šiek tiek, ar ne, Dovilė? Labai. Tai kaip tai būtų, radistai tave trukdo ir su gimimo diena tave dar kartelį, būk laiminga. Aš žinau, kas man padarė tokį plokštą. Žilvis. O, Teisybė gali būt. Gali būt. Va. Tvarko, tikėtimi būtų linkiu tavo atsigauti ir gero vakaro, ate. Visai. Tas geriausias, kur mano čikolas? Kur mano čikolas? Neprasts buvo, neprasts. Neprasts. Liekit su ZIP FM, bus dar.